Kaip įjungti daugiau moteriškumo? Pakalbėsiu apie 5 mikro įpročius kasdien, kuriuos gali daryti, kad padidinti savo moteriškumą. Neįsime didelės paskaitas, nes paskaitose tiesiog pasiklystam. Oi, tai dabar turiu to moteriškumo, neturiu, kaip man dabar jo padaryti, logiškai mąstam. Šitie patarimai bus, kaip juos išjausti daugiau, kaip juos save amplify, įjungti, padidinti. Moteriškumas padės tau būti labiau magnetiškai, orgazmiškai, tiesiog daugiau kaifo gyvenime. Na ir labiau traukos bus su savo partneriu, sakykime, jeigu jis turi pakankamai vyriškumo. Taigi, pirmas dalykas. Pastebėk savo eiseną. Ir šiek tiek savo eisenoj kasdien pasipraktikuok to judesio, to klubus judink į vieną pusę ir į kitą. Tiesiog padidink savo eiseną, negu kaip eini, įsivaizduok šiek tiek daugiau tokio. Eik, iš pradžių pabandyk kažkur, gal kur nėra žmonių, o po to padaryk tai ir publikoje, viešoj vietoj. Tai tiesiog įjung per šitą daugiau klubų judesio. Daugiau to tokio jausmo savo. Tai darai ne dėl kitų, tai darai dėl savęs. Antras mikro įprotis. Kai planuoji savaitę, kai planuoji savo dieną, ištrauki kalendorių, kažkur ten įrašyk mažus malonumus savo. Maži malonumai didina mūsų tą pojūtį, tą aikštingumą, tą jausmingumą, sugrąžina mūsų į kūną, atveria orgazmiškumui, atveria tiesiog lengvam buvime. Tik įsirašyk ten, ar tai būtų gerai lėtai pagerti tavo mėgstamo gėrimo, ar tai būtų užsidėti savo mėgstamą aliejų ant kūno, pamasažuoti krūtinę, ar tai būtų kažkas tokio, kad niekada savo anksčiau neleidai. Tai ir bus tas kaifas, kuri tave pažadins, pabudins. Mūsų gyvenimas yra super automatinis, darom viską iš suplanuoto automatinio jausmo. Ir taip tampam robotais, įsijungiam. Tai planuojant tos skirtingus mažus, kaltus malonumus, taip save atbudinsim. Ir aš rimtai. Čia aš nejuokauju ir neflirtuoju su auditorija, bet aš jums rimtai sakau, tie maži dalykai duoda mums daug energijos. Trečias mikropatarimas – sustabdyk savo greitį. Vyriška energija yra eiti, imti, duoti, varyti, padaryti. Ir Lietuvoje tas irgi pasidarė, pasivijo populiaru, lekiam, moteris darom, einam, taip toliau. Mums reikia kartais varyti, bet suplanuok truputėlį taip pat pristabdyti, kur gali pristabdyti, kad tai darytum lėčiau. Net jeigu plauni indus, padaryk tai lėčiau, įjung to tokio moteriško judesio. Pabandyk kai kurios dalykus padaryti lėčiau. Mums reikia sustoti. Vyras tas, kuris eina į išorę ir parneša tą mėsą, ne, kovoja, daro dalykus. Moteriška energija reikia tiesiog truputėlį išbūti, gauti, duoti. Tai tave buvime mes suprantam savo energetikas ir mes taip galim susirinkti energetikas ir turim ką duoti. Kitaip tampam tiesiog daugiau vyriška energija, kuri mums netitinka. Mums netitinka būti ta laiminga ir sėkminga, tai mūsų nėra centras, jos reikia, nesupraskit, mes ją turim išmesti, mes tiesiog turim subalansuoti. Jeigu varom kažkokį verslą, labai daug vyriškos energijos reikia, bet per pertraukas įjungti šokį, įjungti kažkokį kitą judesį, savo gėlių, nelaukti, kol kas atneš. Turėti tos tokius ramius, malonius ritualus. Kitas patarimas – peržiūrėti sąmoningai peržiūrėti savo veiklas. Ar bėgioji ir darai kai kurias veiklas vien dėl to, kad jauti pareigą. Pasižiūrėk, kurios tave drenuoja, ar kurie žmonės ir kurios ne. Tai persižiūrėk kalendorių, dažniausiai būna tokio balagano, daug darom, tame greityje nebesusigaudom, ko mums reikia, ko nereikia. Kai tą peržiūrim, sustojam ir suprantam, kad mums reikia daug mažiau. Tai padės slow down, padės sulėtinti savo tempus, nes duos daugiau laiko. Taip pat duos laiko kitam mikro įpročiui
skirti savo laiko savirūpai. Ir aš labiau norėčiau pasiūlyti, tą savirūpą būtų nesusėjusi vien vonioj pagulėti ar gražią suknelę užsidėti, kad savirūpoj būtų savimalonimo praktikų. Kad tai būtų susijęs su seksualia energija, kurią kultivuoji ir ji lengviausiai tave pripildo moteriškumu. Jeigu nori patirti moteriškumą, tai yra pats galingiausias įrankis ir greičiausias tai patirti jums. Iš karto pamatuos ir žinosi. Nereikės dvejoti, nereikės daug svarstyti ir galvoti. Tai kviečiu išdrįsti ir išbandyti prie savo tų mikro įpročių kažkokią vieną ar dvi praktikas, kuris suaktyvins tavo seksualią energiją. Seksuali energija tiesiogiai suaktyvins tavo moteriškumą. Šitie mikro įpročiai tikrai veikia, nes aš pati tai darau ir žinau, kad padeda subalansuoti tarp vyriškos ir moteriškos energijos. Taigi išbandyk ir būtinai paspausk subscribe mygtuką ir iki pasimatymo kitam video.